Va toks miela šunytė. Tai va, pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į bruožus visus, kūno sudėjimą, kokia poza stovi. Jau reikia galvoje turėti omeny, kaip ta poza bus. Žodžiu, viską, nosies ilgumą. Va čia yra viskas aiškiai matosi. Žodžiu, visas pozas yra. Ir pirmiausia, ką darysim, tai išformuosim skeletą iš šitų pipe cleanerių. Nežinau, kaip jas vadinasi. Tubelių valikliai, net nežinau. Paskui mums reikės vilnos, turiu čionais, juodos, tokių maždaug spalvyčių, kokių reikės, geltonos buvo, čia tik šiek tiek šviesesnė tokia rusva, kreminė tokia ir ruda tokia spalva. Dabar galim pradėti dirbti su pipe cleaneriais. Tai dabar pirmiausia pasižiūrim, kokia forma yra, koks turėtų būti pats skeletas. Tai pirmiausia, aš paimu 2. Čia kažkur bus galva pradžia, maždaug įsivaizduojam. Darysim gal kažkur delno dydžio šuniuką. Tai kaklas eis kažkur iki čia. Tai perkryžiuojam, užfiksuojam, kad niekur nepabėgtų. Labai patogu su pipe cleaneriais dirbti. Ir kojytės bus čionais tokios maždaug. Dabar dėsim vilną ant viršaus. Tai pirmiausia, reikia, kol dar forma neaiški, tai pirmiausia vyniuosim tiesiog ant visos skulptūros. Dabar kaip su vilna dirbti. Va, kai tokią turim čionais, tai ją tiesiog va taip plėšiam. Nekerpam niekada, tik plėšom. O taip po truputį traukiam. O šitaip. Kokio reikia jam gabaliuko iš pradžio. Va taip. Be taisyklių tiesiog vyniuojat, kol išformuojat kažkokią tai pagrindinę, ant kurio galėsit
suformuoti paskui detalės jau. Na taip tiesiog bintuojam. Ir paskui, jeigu kad matosi, kad tokie vat galiukai, kad jie niekur nepabėgtų, paimam adatėlę ir šiek tiek pabaksnuojam, kad stovėtų vietoje, kad niekur nepabėgtų. Adatą visą laiką reikia laikyti maždaug tiesiai, kad niekada nebūtų kampu, nes jeigu kampu bakstysite, gali greitai nulaužti adatą. Visą laiką stenkitės, kad jinai būtų tiesiu kampu. Ir giliai adatos bakstyti irgi nebūtina, nes tie karbukai čia ant pačio galiuko, jie yra iki šito lygio kažkur tai per 2-3 karbukus, kad maždaug tokio gylio ir užtenka netgi va. Tai tiesiog tokiam giliui ir atsargiai, aišku, labai, nes labai greitai galite pirštai įsibesti. Dabar žiūrime priekį. Matome, kad kojytės eina va šitaip į vidų ir šiek tiek į šonus paskui. Tai žiūrim, čia yra neteisingai. Tai čia šiek tiek turi būti plačiau. Tai mes toj vietoj vilnos dadėsim daugiau. Ir žiūrim, kad kojytės eitų maždaug tokiu kampu. Iš galo irgi kojytės, čia irgi reikės vilnos iš šonų daugiau dadėti. Ir maždaug paskui vilną bededant, beveliant, žiūrint į paveiksliukus, vis bandom pakoreguot, pataisyti, kad būtų kuo realistiškiau. Dabar kaip dadėti gabaliuką vilnos kur nors, vat, pavyzdžiui, kai jau baigėt vyniuoti, kad vat, formuoti patį šuniuką, tai vilną tiesiog plėšote va taip. Maždaug, vat, tarkim, reikia nedaug, tai va taip plėšot, nes jeigu kirptumėte, tada vilna nesuliptų, jinai taip gerai, jinai turi susivelti. Na, o pavyzdžiui, turim gabaliuką, vat, tokį, tarkim, kažkur dadėti. Na, tarkim, aš norėčiau dadėti iš šito šono. Prispaudžiam, paimam adatą, šį kartą šiek tiek stambesnė, neatsimenu, koks čia numeris yra, bet jinai iš stambesnių, tai va taip pradedam badyti. Smulkesnė adata, jinai tinkama yra smulkesniom detalėm. O man dabar reikia tiesiog patį kūną suformuoti, tai greičiau man susivels su stambesnė. Na, kai velsit, patys žinosit, įprasit, jums geriau žinosit, kokios jums adatos reikia. O tai badot ir vilna vis veliasi. Kuo daugiau badot, tuo vilna stipriau susivelia. Na va, susivėlė. Ir taip toliau, vat, dedat, lipdot kaip skulptūrėlė tiesiog. Na va, aš manau, kad jau dabar būtų galima dėti spalvą, nes
Jeigu dėsim daugiau vilnos, tada ant viršaus dėsim spalvotą vilną, gausis per daug. Tai palikau šitas kojytes, iš viso nieko nedėjau, nes jos turi gautis plonos. Taip pat ir uodega. Ir spalva būtų pačios pėdytės iki čia kažkur turi būti baltos, tai jau vieną apvyniavau, tai gal aš parodysiu, kaip vieną pėdytę padaryti. Reikia jums labai mažo plono, to prasme, vilnos tokį kaip pailgą tokį gabaliuką pasimti. Nes reikės labai tampriai vynioti va tokio plonumo kažkur. Ir pradėsim, mums reikia iki čia kažkur, iki viduriuko. Tai bet labai va tampriai turit kad nepabėgtų, vat, nes kai jau užvyniavot, kad nepabėgtų, galima kaskart su adata šiek tiek užtvirtinti. Na, žodžiu, su ploniausia adata, kokią turit. Vėlimo adata, nepaprasta adata. Va. Ir jau jinai, jau tas gabaliukas nepabėgs mum. Mums daug nereikia, tai galima nuplėšti. Esmė tame, kad kojytes reikia labai tampriai apvynioti, nes jos plonos ir turi būti. Ir paskui apeini, vat, tiesiog apeini, pabaksnuoji iš visų pusių. Nu, taip turi gautis kojytė. Va, turime šuniuką jau tokį išformavę. Ir dabar pradėjau dėti spalvą, uodegytę jau šiek tiek paspalvinau. Tai parodysiu, kaip dėti spalvą. Va, čia turime vilnos gabaliuką. Tai paimam šiek tiek, nuplėšiam. Va taip. Prastai. Tokį gabaliuką turim, va. Ir uždedam. O čionais. Stambesnę adatą pasirenkam ir galima va taip baksnuoti. Na va, turime jau kokį šuniuką. Dabar parodysiu, kaip padaryti va šitą ausytę. Paimsime vilnos, baltos iš pradžių.
Na ir baksnuosim į šitą minkštą. Ir su stambesne adata geriau greičiau bus. Daugot iš akies formuojam ausytės formą. Galima apversti. Aš tiesiog su adata paslenku, pakoreguoju, pastumiu šiek tiek. Iš šonų galima sumažinti tarp pirštų, paimam ir va taip su adata tarp pirštų, tik atsargiai neįsidurkit. Dabar viena pusė yra balta, kita pusė reikia padaryti juodą. Paimam juodos. Ir dedam ant viršaus. Dabar, jeigu mes kiaurai šitai badysime, tai adatos tie karpukai čionais išstums juodą plauką, juodą vilną į tą pusę. O mes to nenorim, tai reikės taip įstrižai tarp rankų badyti. Nu, tiesiog jausit, kaip badosi, va taip įstrižai. Reikės mums šiek tiek geltonos. Šita geltona mane ryški, tai aš sumaišau su tokia ruda, rusva. O kad pamaišyti spalvos, galima va paimti šiek tiek vienos ir kitos. Turime dvi spalvytes, galime jas tiesiog sumaišyti, kaip maišome dažus. Tai va štai galima sumaišyti ir vilną, dvi spalvytės. Nu, turime šiek tiek tos spalvytės, paimsiu šiek tiek. Ir mums reikia kraštam, tiem kraščiukam, tai va kraščiukus. Dabar atrodo didelė, bet paskui susivelia jinai ausis, pasidaro mažytė.
Na ir dabar laikas pridėti mūsų ausį. Dabar plonesnę adatą paimsiu. Na, pridedam ir tiesiog baksnuojam. Taip be baksnuojant ausis prisiklijuoja. Dabar galime dadėti šiek tiek juodos vilnos iš šonų ausies, kad tvirčiau laikytųsi. Dar šiek tiek formos priduos. Tokio padarom čiut-čiut va čionais. Prižiūriu. Na, principas aiškus, kad vilną tiesiog gabaliukais dadedam, kur tik tai reikia. Čia vat viduj norėsis dar šiek tiek baltos. Gal net pademonstruosiu, kaip paprasta dadėti spalvytes. Tiesiog matote viduj šiek tiek. Na, dabar parodysiu, kaip įklijuoti akytę. Jau vieną įklijavau. Pirmiausia, turim tokį įrankį ir jo pagalba tiesiog šiek tiek padarysim nedidelę skylutę. Dantų krapštuku darom tokią. Naudoju tokį Glue and Fix tokius klijus. Patys geriausi. Bostik. Paimsim va tokius karoliukus. Ir paskui galima tiesiog apeiti, grynai apgražinti tiesiog. Na va. Ir mūsų šuniukas gatavas.